istoriją iš tikrųjų norėčiau pradėti šiek tiek iš toliau. Apie įmonės lankstumą. Visi žinome tą žodį agile, po kuriuo slepiasi lankstus, greitai, lankščiai reaguojame į aplinką ir priiminėjame sprendimus. Tai programuotojai yra to dalis, kad kaip greitai jie sugeba pataisyti, sutvarkyti ir pateikti į sistemą. Tai reiškia, kad klientai mums duoda nuolatinį tobulėjimą, mes traukiame jų patirtis ir adaptuojame savo sprendimą, kad klientai būtų patenkinti mūsų sistema. Tai prie lankstumo, įmonės lankstumo didžia dalim prisideda programuotojai. Dar giliau eikime į senus laikus, kai buvo techninės bendrovės, kurios kūrė telefonus ir kuo visą tai baigėsi, kai atėjo Apple'as, ne? Tai dabar kas Apple bendrovė yra? Tai jie techninės ar jie programinės įrangos kūrėjai? Tai iš tikrųjų tikrasis atsakymas yra, jie yra programinės įrangos kūrėjai, kurie kūrė ir techninę įrangą tik tam, kad geriau galima būti pritaikyti savo programavimo įgūdžius mūsų kažkokiems tai sprendimams. Tai reiškia, nereikia atnaujinti telefono, kad jis fiziškai atsinaujintų. Mes sudegėme programinę įrangą ir jau turime naujausią funkcionalumą. Taip, kada startavo Lietuva, atsimenam tuos, kai reikėdavo eiti į skyrių, pasirašyti sutartį, išsiimti pinigų, atlikti kažkokį tai mokėjimą. Dabar į banką mes, kada paskutinį kartą prisimena, kas buvo gyvai banke? Yra keli žmonės. Tai tų žmonių vis mažėja ir mažėja. Tai reiškia, kad viską mes galime labai paprastai ir lengvai daryti per mobilias banko programėlės. Tai dabar, kaip bankas pasiekė? Jiegi nesamdė daugiau kasininkų, jie samdė daugiau programuotojų, kad pasiekti tokį sprendimą, kad klientams būtų paprasčiau. Tai vėlgi, programuotojų reikės tikrai. Dar vienas dalykas su automobiliais, kai mes žinome ir ta istorija, išvažiavo iš salono, 30% mašinos vertės nebėra. Sumokėjau aukščiausią kainą ir po pusmečio žinau, kad yra naujas funkcionalumas, kurio negaliu pas save naudoti. Dabar automobilių pramonė juda kita kryptim, kad daro automobilius kaip galima paprastesnius, o visą kitą mes suprogramuosime. Ką tai reiškia? Tai jeigu automobilių gamintojai, inžinieriai sužino, kad užtenka jiems sumažinti centimetrų pagalbos aukštį ir jau bus efektas kuro sunaudojimu, jie tą gali padaryti per vieną parą. Tuo tarpu, jeigu tai yra grinai techninis sprendimas, tai automobilius pasiekti tokį efektyvumą kuro sunaudojimą, reikia visas mašinas atšaukti, autoservisuose pataisyti ir išsiųsti tas mašinas atgal į rinką. Tai vėlgi, net ir automobilių pramonė juda link programinės įrangos, kad daugiau. Tai klausimas, kas tą programinę įrangą kūrė? Vėlgi, programuotojai. Tai dar kartą. Nenusiminkime, ką girdime nuo scenos, programuotojų reikės tikrai. Gerai, dabar judame prie dalykų, iš tikrųjų, prie kurių susirinkome. Tai norint, kad įmonė būtų lanksti, mums iš tikrųjų reikia keletos dalykų, tai yra technologijos, kuri būtų lanksti, greita. Mums reikia bet kuriuo atveju žmonių, kurie tai naudos, ar tai būtų programuotojai, ar tai būtų žmonės, analitikai, verslo atstovai, kurie greitai konfigūruoja aplikacijas ir jas naudoja verslui, ir žinoma įrankiai, kad įrankiai
būtų paruošti tam naudojimui. Taip, dabar Argi sistema ir šiek tiek susiję apie tai, ką aš prieš tai pasakojau apie Argis platformą. Tai Argis sistemoje mes turime Argis Pro, Argis Enterprise, Argis Online, Argis platforma, apie kurią šnekėjome prieš tai, ji irgi yra kaip atskiras produktas. Ir žinoma, mes turime Argis Online duomenis arba tai gyvajame atlase. Bet viskas po šituo pagrindu funkcionalumas, tas gisinis funkcionalumas yra visur identiškas. Tai reiškia, tą, ką aš pasiekiu su Argis Online, su Argis Enterprise, aš galiu pasiekti ir su Argis platforma. Ar tai būtų žemėlapio sudarimas, ar tai būtų lauko darbų kažkokios tai funkcionalumas, analizės, ar tai būtų vaizdai, nuotoliniai jų tyrimai, duomenų valdymas. Visa tai yra pagrindas, ant kurios stovi visi šitie produktai. Taip, nuimkime produktus, nes galbūt kažkas mums netinka, tai tada atsiranda tie konstruktoriai, apie kuriuos mes jau šiandien ne vieną kartą girdėjome, tai no-code, low-code konstruktorius, kuriais galime sukurti aplikacijas, greitai aplikacijas. Taipogi mes jau turime, Argis Maps SDK-jus, kurie yra skirti tiek webui, tiek mobiliems, tiek desktopiniams sprendimams. Galime išplėsti funkcionalumą, net jeigu turime tokius didelius produktus kaip Argis Enterprise ir mums kažko trūksta, mes galime praplėsti funkcionalumas pagal savo verslo modelį. Jeigu mes turime Argis Pro ir mums reikia kažką papildomai padaryti, vėlgi mes tam pasinaudojam Pro SDK-jus. Ir automatizavimui skirti įrankiai vėlgi Python API arba ArcPyus. Taip. Kad programuotojai būtų lankstus, jiems reikia įrankių. Tai vėlgi, daug komponentų, daug valdiklių jau yra sukurtų. Jūs galite imti juos ir pernaudoti į savo sprendimus. Labai panašu, viską sudėjau, tik tai savo vieną valdiklį padariau ir įdėjau į sprendimą. Taigi, tai vėlgi prideda programuotojui greičio, kad jisai galėtų sutrumpinti kūrimo laiką. Programavimo aplinkos. S3 palaiko visas einamumum populiariausias programavimo aplinkas. Ar jūs programuotumėt su Visual Code, ar jūs programuotumėt su Visual Studio, ar Eclipse. Visos tos aplinkos yra palaikomos ir jūs galite tęsti savo darbą su ta aplinka, su kuria jūs pažįstami. Dokumentacija. Vėlgi, dar kartą pasikartoju. Dokumentacija S3 vis tobulina, naujina, daugiau pavyzdžių, daugiau mokymo medžiagos. Tai reiškia, kad visa tai skirta ne tam, kad gražiai aprašytų, o tam, kad programuotojai greičiau judėtų su tuo savo sprendimu link klientų. Ir žinoma turinys. Tai nereikia mums galvoti, o kokio duomenų, visi duomenys jau yra sukurti, grubiai tariant, visi duomenys, bet juos mes galim pernaudoti savo sprendimuose. Ar tai mes paimsime kažkokius tai ortofotinius, palydovinius vaizdus, ar mes tai paimsime kažkokias ribas, visą tai mes jau galime turėti savo sistemoje ir atskirai nieko nekurti. Dabar įvairios galimybės ir vėlgi low-code, no-code konstruktoriai ir čia visą laiką per šitą prezentaciją mes vis matysime. Tai paminėti turbūt Experience Builderį reikėtų. Tai jeigu iš seno mes prisimename, kad mes turėjome web aplikacijų builderį, kas sutrumpintai buvo VABas, tai jisai buvo išskirtinai daromas ant JavaScript 3 versijos, tai Experience Builderis yra atitikmuo VABui, bet jis padarytas ant JavaScript 4.x versijos. Tai reiškia, kad
perspektyva vis dėlto yra Experience Builderio ir Experience Builderis patenka į ArcGIS Online, patenka į ArcGIS Enterprise ir atskirai mes jį galime gauti kaip developerio editioną savo aplinkoj susikonfigūruoti, susikurti aplikaciją. App Studio, Instant Apps, tai aplikacijų šablonai, kuriuos imam, pritaikom ir jau turime verslą, kūrėme story mapus, švieslentės. Taip, iš klientinės pusės, kas jau išskirtinai programuotojams, vėlgi, tie pavadinimai, kuriuos aš jau minėjau anksčiau, JavaScript'ui, iOS'ui, Android'ui, visi tie yra pateikti kaip bibliotekos, kaip galimybė jums pasirinkti vieną kitą žemėlapio biblioteką ir naudoti savo sprendimuose. Atskirai reikėtų paminėti galbūt dar dvi bibliotekas, Unreal ir Unreal Engine and Unity išskirtinai yra tų žaidimų kūrėjams. Tai ar SRI pretenduoja į žaidimų kūrėjo programinę įrangą? Atsakymas ne. Jie pretenduoja į turinį, kurį naudoja žaidimų kūrėjų programuotojai. Tai reiškia, noriu pabėgioti, kariauti, spręsti kažkokius Vilniaus kontekste. Žinau, bėgu, žinau, už kampo bus Gedimino bokštas ar dar kažkas. Tai reiškia, kad į žaidimo tą rinką SRI ateina kaip turinio teikėjas. Ir vėlgi bibliotekos, kad tuos duomenis galima būtų greitai įkelti į žaidimo platformas. Taip, mano minėti open source API'us, tai reiškia, kad mes vis dar galime likti su savo bibliotekomis, open source bibliotekomis ir naudoti duomenis, ar tai būtų iš ArcGIS platformos, ar naudoti iš ArcGIS Online. Funkcionalumas nepanašus, o identiškas apie tai, ką pasakojau per ArcGIS platformą, tai iš tikrųjų GIS paslaugų rinkinys susideda iš dviejų, tai turinys, kuriame jau turime paruoštą pagrindą, turime duomenis, su kuriais mes galime praturtinti savo duomenis, kuriuos mes galime patalpinti pas save ir galimybės, kurias mes turime, sakykime, ArcGIS sistemoje, tai duomenų vizualizacija, duomenų suradimas, maršrutų sudarimas, erdvinė analizė. Taip, keletas apie funkcionalumą, vėlgi, pagrindo žemėlapiai paruošti. Kur mes būtume, ką mes bedarytume, kokį įrankį be pasirinktume, pagrindo žemėlapiai yra tie patys. Demografiniai duomenys, kokius mes duomenys beturėtume, ar savo, ar kažkokius išvestinius iš jau esamų duomenų, mes galime praturtinti savo duomenys demografiniais duomenimis. Jeigu ne pasaulinio lygio, tai mes galime imti statistikos duomenys ir praturtinti. Sluoksniai, kurie pasiekimi, tai vėlgi tie patys vaizdai, optiniai, radariniai, realaus laiko duomenys, oras, eismas, duomenys, kurie yra tam tikros ribos, galime jau turėti pas save. ArcGIS Online yra daug autoritetingų šaltinių, iš kurių yra surenkami duomenys ir pateikiami į ArcGIS Online. Taip, duomenų talpinimas, vėlgi apie tai, ką minėjau, galime pasitalpinam savo duomenis, ar tai būtų į ArcGIS Online, ar į Enterprise, ar į platformą. Visur duomenis galime redaguoti, analizuoti, viskas yra saugiai plečiama, našu ir žinoma, duomenų nuosavybė yra mūsų. Ta, ką mes sukūrėm, ta, ką mes padarėm, mūsų duomenų nuosavybė. Ir per galimybės einant, tai vėlgi atvaizdavimas, tas technika, kurią minėjau, išmanus kartografavimas, smart mapping,
kuriame yra technika, kaip padaryti, atvaizduoti duomenis taip, kad jie siūlytų mums sprendimą ir arba užduotų tam tikrą klausimą, o kodėl avarijos įvyksta būtent šitoje vietoje, o kodėl pastatai šilumos efektyvumas mažesnis yra šitame rajone. Tiesiog nuo simbolizacijos, nuo atvaizdavimo mes galime priiminėti sprendimus skirtus ateičiai. Taipogi, duomenų šaltiniai, paieškai, kaip ir minėjau. Tai va tie registrų centro žmogus Renatas, tai ačiū jam, kad registrų centras atvėrė adresus ir tie duomenys patys naujausi gula į Argis online. Reiškia, paieškoj dalyvauja patys naujausi Lietuvos duomenys. Ir vėlgi, iš kur mes juos beimtume? Ar iš savo sprendimo sukurto, ar iš enterprisinės sukurtos kažkokios tai aplikacijos su konstruktorium, ar iš Argis online. Maršrutai, kaip minėjau, taškas nuo taško, jeigu turime automobilių parką, daug automobilių, daug paskirstimo vietų, galima ir tokius uždavinius spręsti. Gerai. Ir erdvinė analizė. Tai vėlgi apie tai, ką jau ir prieš tai minėjau, paprastos geometrinės funkcijos, iš taško padaryti buferį, sukirsti su kažkuo, tai atlikti erdvinę užklausą ir tame tarpe ir atributinė domina linijos tik tai tam tikro, sakykime, pagaminimo datos ir tos, kurios yra tik tam rajone, visą tai galime atlikti. Analizės uždaviniai tiek 2D, tiek 3D. Ir vėlgi tą, ką ir minėjau, kadangi nešiojami kompiuteriai, desktopiniai kompiuteriai vis galingesni ir galingesni, susiję su žaidimų technologijom, susiję su kriptovaliutų kasimu, tai vėlgi tie kompiuteriai gali būti resursai panaudoti ir greitesniam duomenų atvaizdavimui. Tai reiškia, gaunam duomenis žalius ir juos atvaizduojam, preprocesinam tiesiog klientiniai dalyje. Taip, dabar ką mes iš tikrųjų kaip programuotojai galime padaryti Argis sistemoje? Tai kurti aplikacijas. Tai galime išplėsti funkcionalumą ir galime automatizuoti mūsų procesus. Taigi, kuriant aplikacijas, mes jau turime autentikavimo mechanizmą, mes nukreipiam, jau turime savo named userius, tiesiog komponentas, paprašom prisijungti, prisijungia. Aplikacijoje jau mes tą turime. Mes imame turinį iš Argis online, imame iš Argis enterprise ir į aplikaciją dedame savo turinį. Mes galime integruoti į savo kažkokius tai procesus, ką mes be panaudotume. Ar mes naudotume čia jau pasakotą automatą, power automatą, ar savo kažkokius tai engine'us. Vėlgi mes galim įkomponuoti į savo procesus. Vėlgi, mūsų sukurtos aplikacijos yra glaudžiai susijęs su Argis online, su Argis enterprise sistemoms. Tai reiškia, mes duomenis galim pasimti iš sistemos, laukia atlikti kažką, tai grįžti, įkorporuoti. Visą tai, kuriant aplikacijas, mes jau galime panaudoti savo sprendimuose. Plečiamumas, kągi mes norime išplėsti, tai vėlgi Argis Pro. Tai tam skirtas SDK-jus, kol kas ir turbūt taip ir liks tik su .NET, nes visas Argis Pro pagrindas yra padarytas su .NET. Tai jeigu mums reikia plėsti, pridėti naujų mygtukų, paslėpti kažkokį tai pradžios langą, tikrai galima tą panaudoti, padaryti ir žmogus net pažins, kad čia yra Argis Pro įrankis. Tai Argis Pro programa, tiesiog viskas priklauso, mes galime susitvarkyti
nuo vieno mygtuko iki visos aplikacijos atvaizdavimo ir tą, kad klientas nenueitų kažko, nepadarytų, neatsinaujintų, jeigu mums to iš tikrųjų nereikia. Ir ArcGIS Enterprise, jeigu mes norime plėsti, turime dvi galimybės. Tai viena yra su Java ir su .NET. Ką mes ten plečiame, tai vadinami yra du dalykai. Tai visų pirma yra Server Object Extensionas, plečiamumas, tai reiškia, kad funkcijos mes galim papildomas prirašyti, kai kreipiamės į servisą ir pasakyti, o mums dar kažko kito reikia su tuo. Arba mes plečiame SOI, Server Object Interceptorius, kai reiškia mes gaudame užklausas ateinančias į servisą ir jas galime pakeisti. Mes galbūt norime duomenis nuasmeninti, galbūt mes nenorime atiduoti duomenis kitų klientų, o tik tavo įvestus duomenis. Tai tam mes naudojame Server Object Interceptorių. Ir paskutinis, ką mes galim automatizuoti. Automatizuoti procesus, tai pasinaudojam ArcPy'om, pasinaudojam Python API, ar tai tiesiog rašytume iš komandinės eilutės, ar tai rašytume su notebooku. Visą tai galėtume automatizuoti. Ir vėlgi automatizuojame administravimo kažkokius uždavinius. Nauji klientai susikūrė, kažkas išėjo, panaikinti reikia iš mūsų ArcGIS Enterprise sistemos. Tas galima viską padaryti automatizuotai. Duomenų susitvarkymas, tą, ką minėjo ir dirbtiniam intelekte Vilniaus plano darbuotojas, tai reiškia naktimis modeliai apsimoko su naujais duomenimis, tai vėlgi. Ir, žinoma, atlikti analizės, parašydami vienas ar kitas uždavinius, kad išspręstų tuos uždavinius. Dar vienas čia paminėtas terminas webhookas, tai vėlgi Donatas apie jį pasakoja, tai pirma žinia apie jį, kad lietuviško žodžio kol kas atitikmens nėra webhookas, bet iš principo tai, kai pati sistema informuoja kitą sistemą, kad kažkas yra padaryta. Tai šiuo atveju ar tai būtų geoprocesingo uždavinys baigtas ir aš jums informuoju, ar aš su survey 1, 2, 3 užpildžiau formą ir informuoju kitą sistemą, kuri jau Donato pavyzdį rodė, kuria laiškus ir juos jau siunčia kitur. Ar tai būtų, kai įsiveda naujas duomuo, vėlgi kažkokias kitas informuojame sistemas, kad jos užsuktų tam tikrus variklius. Taip, turime 5 minutės. Čia Agnė dėl manęs kosai, kad baigčiau, ne jau. Jo, gerai, tai vėlgi ta pati skaidrė, tai prie jos neapsistokime vėlgi, kaip minėjau, renkamės bibliotekas, liekame su open source bibliotekomis, naudojame konstruktorius, kurie yra išvardinti čia. Ir Esri vėlgi daug metų dirba, toje srityje turi daug klientų, tie, kurie yra pasaulyje reitinguojami kaip sėkmingiausios įmonės ir pasiekė tuos savo sėkmės kriterijus naudodami ArcGIS sistemą. Ir dar vienas palaikymas, apie ką aš irgi norėčiau padrąsinti, užklausų duoti daugiau per MyEsri, jeigu turite kažkokią problemą. Aš suprantu, kaip programuotojams, kaip analitikams, tas yra toks atradimo džiaugsmas. Bet klausimas, kiek tas atradimo džiaugsmas jums kainuoja. Jeigu jūs atsakymą sužinot per dieną, tai gal viskas tvarkoj. Bet jeigu jūs sužinot atsakymą per 2 savaitės, per mėnesį, galbūt kartais tiesiog reikia parašyti į MyEsri ir paklausti ir užves mus ant vieno ar kito
žingsnio, kur galima būtų surasti sprendimą. Norint būti šiais laikais lankstiems, reikia sprendimų greitai adaptuotis. Dar vienas, apie ką šiandien su Tadu šnekėjom čia prieš tai sakė, tam reikalui reikia panaudoti ir ChatGPT, tiesiog paimk HTML, perves man čia į tokį tinkamą kodą, aišku, kaip su Tadu sutarėm, kad tai nėra galutinis produktas, vadinasi, mes biškai tą aplikaciją turime pakoreguoti, praleisti pro save, bet tai vėlgi naudoti turime įrankius tuos, kuriuos padeda mums būti greitesniems, lankstiems, kas atneša įmoniai didesnę vertę ir didesnę klientų pasitenkinimą. Taip, čia vėlgi viskas tas pats susumuota, tai vėlgi galime plėsti, galime kurti aplikacijas, galime automatizuoti savo sprendimus ir vėlgi GIS paslaugos, apie ArcGIS platformą vėlgi neužmirškime, kad yra ir ArcGIS platforma alternatyva visiems tiems, ką jūs dabar žinote. Viskas, ačiū už dėmesį.